Sveiki. Taigi, kiek Lietuvoje uždirba atrankų specialistai? Ačiū visiems, kurie skyrėte laiko ir užpildėte anketą. Tokių buvo viso 103 žmonės. Kėliau tikslą šią apklausą surinkti bent 100 atsakymų, tad mano lūkesčiai buvo viršyti. Na ir mano žiniomis tai buvo pirma tokio pobūdžio apklausa atrankų specialistų rinkoje, tad rezultatas tikrai yra visai geras. Na ir tikiuosi patenkins smalsumą tiek jau šioje rinkoje dirbančių specialistų, tiek tų, kurie planuoja į šią rinką įsilieti. Tad pirmin, kokiegi tie rezultatai. Pirmasis palyginimas labai tokio bendro pobūdžio. Paėmus oficialiosios statistikos portalo duomenis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis į rankas balandžio mėnesį Lietuvoje buvo šiek tiek daugiau negu 1300 eurų. Tuo tarpu surinkus atsakymus iš minėtų 103 atrankų specialistų, jų vidutinis mėnesinis atlyginimas į rankas yra šiek tiek daugiau negu 2000 eurų. Tad drąsiai galima sakyti, kad atrankų specialistai, bent jau tie, kurie dalyvavo apklausoje, uždirba gerokai daugiau negu vidutinis dirbantis žmogus Lietuvoje. Taip, pradėsiu nuo palyginimo tarp miestų. Matome, kad Vilniečiai buvo labai stipriai aktyvus, tai yra 76 žmonės apklausoje, iš 103 buvo Vilniuje dirbantis. Tačiau čia tendencija yra labai panaši, kurią mes matome tokioje bendroje Lietuvos rinkoje. Tai yra, kad specialistai dirbantis Vilniuje gali uždirbti daugiau negu dirbantis kitose miestuose. Ir šiuo atveju atrankų specialistas Vilniuje, pavyzdžiui, gali uždirbti apie 200 eurų daugiau negu kad Kaune dirbantis. Visus respondentus suskirsčiau į tokias dvi grupės, tai yra išorinius atrankų specialistus, dirbančius atrankų agentūrose arba individualiai, ir vidinius įmonės specialistus, tai yra tuos žmonės, kurie dirba įmonėje ir būtent jai samdo, ieško naujų darbuotojų. Būtent vidiniai įmonės atrankų specialistai sudaro didžiąją dalį visų respondentų, jų yra 79 ir tik tais 24 išoriniai, tačiau matome, jog bent jau tie 24 išoriniai atrankų specialistai gali uždirbti didesnį vidutinį atlyginimą negu vidiniai specialistai ir skirtumas gali siekti apie 300 eurų. Vėliau panagrinėsime šiek tiek giliau šiuos skaičius. Taip, samdos sritis. Jų buvau išskyrusi viso 10, bet čia matomų 3 buvo dar tokios kaip gamyba, klientų aptarnavimas, viešasis sektorius ir panašiai, bet čia nematomos sritis surinko vos po 1-2 respondentą, todėl jų rezultatų aš čia nepateikiu. Matom taipogi, kad didžioji dalis respondentų buvo iš informacinių technologijų. Jie sudaro 68% visų respondentų. Tad tikrai rezultatuose būtent IT samdą vykdantys žmonės, šiuo atveju turės didelį svorį. Trumpai apie samdos rinkas. Tai daugiau kaip pusė respondentų dirbo išimtinai su Lietuva, tai yra naujų darbuotojų ieškojo ir samdė apsiribodami Lietuvos rinką. Su Lietuvos rinka dirba tiek specialistai dirbantis mažose įmonėse, tokiose, kurios yra iki 10, iki 50 žmonių, ir didelėse, kurios yra 150, 500 ir panašiai.
Su Europos rinka, tai yra Europoje ieško naujų darbuotojų, dirba daugiausiai atrankistai iš didelių įmonių, tai yra tų, kuriuose yra daugiau kaip 500 darbuotojų. Na ir Baltijos šalyse dirba daugiausiai atrankų specialistai iš įmonių, kuriuose yra nuo 50 iki 150 darbuotojų. Ir matome, jog būtent Baltijos šalyse samdą vykdantys specialistai turi galimybę gauti didžiausią atlyginimą ir tikrai ganėtinai reikšmingai aukštesnį negu tie, kurie dirba su Lietuva ar Europa. Apie patirtį atrankų srityje. Matom, kad tik 4 respondentai buvo žmonės, kurie turi iki metų patirties srityje. Tad yra tie, kurie yra visai nesenai startavę savo karjerą. Tikrai imtis maža ir statistiškai nereikšminga, bet palikau čia jų vidutinius atlyginimus ir medianą atlyginimų, nes pagalvojau, jog tai gali suteikti tam tikrą informaciją žmonėms, kurie galvoja apie galimybę įsilieti į atrankų specialistų rinką ir kad galėtų įsivaizduoti, koksgi tas tikėtinas startinis atlyginimas yra. Taip pat gali matyti, jog tik 9 respondentai buvo tie, kurie turi daugiau kaip 10 metų patirtį. Tad galima sakyti, kad bent jau rinka, kurią pavyko apklausti, yra ganėtinai jauna. Taip, atlygio pasiskirstymas pagal rolių lygmenis. Turbūt pradėsiu nuo to, jog reikia pažymėti, kad rolės lygmenis nėra būdingi visom organizacijom. Paprastai organizacija turi turėti turbūt daugiau negu vieną atrankų specialistą, kad būtų logiška turėti rolių lygmenis. Tad tai yra būdinga labiau didesnėm organizacijom, brandesnėm organizacijom. Jeigu žmogus dirba individualiai, tai greičiausiai iš viso nėra jokios logikos turėti lygius, bet žmonės pagal jausmą turbūt gali save priskirti kažkuriam tai iš lygmenų. Šioje lentelėje matomi tie 5 jaunieji specialistai, visi yra iš vidinių specialistų kategorijos, tai yra dirbantis kompanijos viduje. Turbūt nieko keisto, nes agentūros arba individualiai dirbantys specialistai turi daugiau patirties ir turbūt mažiau samdo tų žmonių, kurie tik pradeda savo karjerą. Taip, dabar tas 2 didelės kategorijas išorinių ir vidinių specialistų dar paskaidžiau pagal rolių lygmenis. Matom, kad tokiu būdu išskaidžius kai kuriuose kategorijose lieka tikrai ganėtinai mažai respondentų, bet pamaniau, kad smalsumui patenkinti paliksiu aš tuos skaičius, pasižiūrėti, kaip potencialiai atrodo tie atlygiai. Tai čia mes matome truputėlį persivertusią tendenciją, nes lygindami tas didelės grupės išorinių ir vidinių specialistų matėme, kad išoriniai specialistai gali uždirbti daugiau negu vidiniai specialistai ir net apie 300 eurų tas skirtumas susidaro. Tačiau šioje lentelėje matome, kad iš tikrųjų būnant specialistu arba to vadinamoju midu, išoriniai specialistai uždirba mažiau negu vidiniai. Ir čia turbūt yra toksai niuansas, jog specialistai save vadina labai skirtingą metų patirtį turinti žmonės. Tai tarkim, į šią kategoriją patenka ir tie, kurie turi iki metų patirtį, ir tie, kurie turi 3-5 metus darbo patirties. Be to, išorinių specialistų imtis labai maža, jų čia įkrito tik tais 5 respondentai. Tada patyrę specialistai.
Išskirsčius juos į išorinius ir vidinius, matome, kad čia tendencija yra panaši, kaip ir to tokio bendresnio pobūdžio palyginime. Tai yra išoriniai gali uždirbti šiek tiek daugiau negu vidiniai, bet skirtumas jau yra labai nežymus. Ir nutiko taip, kad patyrę specialistai iš tikrųjų yra ganėtinai homogeniška grupė ir joje patenka daugiausiai būtent žmonės, kurie turi 3–5 metų patirtį. Na ir vadovai. Iš tikrųjų pasirodė labai įdomi kategorija dėl tokio vieno niuanso. Čia mes turime 7 išorinius vadovus ir vidinius kompanijos vadovus 9. Tad ir matome, kad atlyginimų skirtumas yra tikrai labai ryškus. Nutiko taip, kad bent jau respondentai atsakė į mano klausimus. Tie, kurie save įvardino kaip vadovais, dirbančiais išoriniais specialistais, tai yra atrankų agentūrose, galbūt individualiai, tai reiškia, kad turinčiais greičiausiai savo įmonės, jie šią rolę, vadovo rolę, jau užima po 3 metų darbo atrankų rinkoje. Tuo tarpu vadovai, kurie dirba vadovaujančiose rolėse vidinėse kompanijose, jie visi turėjo 5 ir daugiau metų patirtį. Tad greičiausiai dėl tos patirties metais skirtumo mes turime ir tą didelį skirtumą tarp šių 2 kategorijų. Na ir ši lentelė, kur vėlgi tas 2 didelės grupės išoriniai ir vidiniai specialistai suskirsčiau pagal metus. Tai šioje lentelėje matome, kad tendencija vėl grįžta į tą patį, tai yra, kur išoriniai specialistai gali uždirbti aukštesnį atlyginimą negu vidiniai specialistai. Ir čia mes nematome tų specialistų, kurie turi daugiau kaip 10 metų patirties, nes tokių žmonių, jau minėjau, buvo tik 9, 2 buvo išoriniai ir 7 vidiniai. Tad vėlgi, tiesiog per maža imtis, kad palyginimas būtų korektiškas. Ir dar nepaminėjau, jog štai čia mes nematome tų jaunųjų specialistų, nes visi 5 jaunieji specialistai, tai yra tie, kurie save laiko jaunaisiais specialistais ir tai pasižymėjo anketoje, visi buvo vidiniai, tad tiesiog nėra jų su kuo lyginti. Taip, na ir padariau keletą lentelių dedikuotų būtent atrankų specialistams IT srityje. Kaip minėjau, didžioji dalis visų apklausoje dalyvavusių respondentų būtent buvo tech rekruteriai, tad čia yra išskirti būtent tik tais tie žmonės, kurie dirba su IT atrankomis, tie 70 apklaustųjų. Palikau čia ir tuos 3, kurie tik startavę savo karjerą atrankų rinkoje, kad vėlgi tie žmonės, kurie galbūt galvoja ne tik eiti į atrankas, bet ir konkrečiai eiti į tech IT atrankas, galėtų orientuotis, koks tas startinis atlyginimas yra tikėtinas. Ir kita lentelė yra su mintimi apie tai, jog iš pačios patirties žinau, kad paprastai technologijų kompanijos, kai ieško atrankų specialistų, jie būna mini lygius, tai yra junior, ar mid, ar senior, ar vadovas. Tad pagal štai šiuos rolės lygmenis suskirsčiau ir mano apklausoje dalyvavusių atrankų specialistų atlygius. Na, tai tiek tų rezultatų. Jeigu dar būtų kokių klausimų, visada galite su manim susisiekti LinkedIn. QR kodas veda į mano LinkedIn profilį. Ačiū labai visiems dalyvavusiems, užpildžiusiems klausimyną. Dar labiau ačiū ir tiems, kurie paliko savo mintis. Komentarų skiltyje paliksiu nuorodą į
dokumentą, kuriame rasite visus tos komentarus, kuriuos palikote. Kam smalsu, nueikite, paskaitykite, kokios mintis kyla jūsų kolegom, atrankų specialistam ir galime čia pakurti dar ir kažkokią gal papildomą diskusiją. Na ir tikiuosi iki kitų metų, kai galbūt ši atranka jau bus ne vien tik apie esamą situaciją, bet galbūt bus galima padaryti ir palyginimą su šiais metais. Ačiū ir viso.